Pabandysime įlipti į tokį kraną. Panašus dydis kaip Černobylį. Maždaug. Toks pat jūrinis kranas. Nu, aišku, čia ne toks pat modelis kaip Černobylį ten stovi. Šalia Pripetės, bet principas tai tas pats. Tai ką, lypam ir žiūrim. Nu, va, dalį užlypam. Aišku, čia jisai jau neveikiantis seniai. Tik tai kaip eksponatas gal paliktas. Kuo aukščiau, to įdomiau. Čia aukščiau jau nebeduoda lipti, dar būtų galimybė va, truputėlį užlipti. Bet ir čia užtenka tų vaizdelių. Taip, ką toj pusėj pamatysim. Čia toks senas kažkoks laivų remontas. Matosi pramoninė bazė. Tolumoj matoma kažkoks panašus, sakyčiau, kranas gal. Ne, gal kojas siauresnis. Nes jau matos tais bėgis, o galėdavo redėti per visą va tą bazę. Galėdavo dirbti. Iškraut, pakraut kažką tai. Bandysime iki operatoriaus dar kabinos dasigauti. Kažkaip tai eisime, čia labai daug žiūrovų. Gal prasibrausim. Šiaip ne taip dasikasim kitos kabinos. Nu, viduj tai čia kažko įspūdingo nematau. Net sėdynės nėra. Aišku, čia žemėjimų daug visokių lipdukų. Tai tiek gal trumpai apie tą kraną. Taip iš toli įspūdingai atrodo jisai. Bet kaip užlipė, tai čia matos priešsvaris va ten viršai. Galim būtų da viršai užlipti, būtų labai malonu. Bet gal nedarysim taip, tiek to. Užteks ir tiek. Ką, lipsim tada žemyn po biškį. Ir beje, čia tas kranas tai mieste Gdanske. Gal kam tenka lankytis. Lipam žemyn po biškį. Opa. Tiek, kad nieko iš jų nesibuoja, stabiliai stovi. Galėtų biškį pasibuoti.
Tai tiek tas trumpas video, iki kitų video tada. Dar apžiūrėsime iš vidaus, kokie varikliai sudėti ant visų 4 kojų. Matosi kažkokie priesvariai iš betono padaryta, aišku, dėl svorio. Luitai subetonuoti. Ir va taip iš pačios apačios jisai atrodo. Opa. Taip jau atstovi vidury. Atboinikai guminiai. Kietos gumos. Nu dabar ko gero tikrai viskas.